Ir dabar pereiname prie rimto skaitimo šiandien. Žadu skaityti kartu su jumis visą laiško Efeziečiams 2 skyrių. Nemaža ištrauka, todėl tam, kad nebūtų visiškai nuobodu manęs tik tai klausytis, galit, kaip aš ir matau, pasiimti tekstą, skaityti, žiūrėti, galbūt vertimai šiek tiek skirsis, nieko tokio, bet noriu, kad mes pačioj pradžioje perskaitytume visą 2 skyrių. Jūs buvote mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose kadaise gyvenote pagal šio pasaulio būdą, paklusdami kunigaikščiui viešpataujančiam ore, dvasiai, kuri dabar veikia neklusnumo vaikuose. Tarp jų kadaise ir mes visi gyvename, sekdami savo kūno geiduliais, vykdydami kūno ir minčių troškimus. Ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai, kaip ir kiti. Bet Dievas, apstus gailestingumo, iš savo didžios meilės, kurią mus pamilo, mus mirusius nusikaltimais atgaivino kartu su Kristumi. Malonė jūs esate išgelbėti. Kartu prikėlė ir pasodino danguje Kristuje Jėzuje, kad ateinančiais amžiais savo gerumu parodytų mums beribius savo malonės turtus Kristuje Jėzuje. Nes jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą. Ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana. Ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. Mes esame jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Todėl atsiminkite, kad jūs kadaise buvote kūnų pagonis, kuriuos vadino neapipjaustytais, vadinamieji apipjaustyti kūne rankomis. Tuo metu jūs buvote be Kristaus, atskirti nuo Izraelio bendruomenės, svetimi pažado sandoroms, be vilties ir be Dievo pasaulyje. Bet dabar Kristuje Jėzuje jūs, kurie kadaise buvote toli, per Kristaus kraują tapote artimi. Nes mūsų sutaikinimas yra jis, iš abiejų padaręs vieną ir sugriovęs mus skyrusią sieną, savo kūnų panaikinęs priešybę, įsakymų įstatymą su jo potvarkiais, kad iš dviejų sutvertų savyje naują žmogų ir atneštų taiką. Jis viename kūne abejus sutaikino su Dievu per kryžių, kurio ir sugriovė priešiškumą. Atėjęs jis skelbė taiką jums, kurie buvote toli, ir tiems, kurie buvo arti. Nes per jį vieni ir kiti galime prieiti prie Tėvo viena dvasia. Todėl jūs jau nebesate pašaliniai, nei svetimšaliai, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai, pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, turintys kertiniu akmeniu patį Jėzų Kristų, ant kurio dar neauga visas pastatas ir šventą šventyklą viešpatyje, ant kurio ir jūs esate drauge statomi, kaip Dievo buveinė dvasioje. Amen. Neįtikėtinai daug informacijos, labai daug eilučių, visiškai kitaip, negu kad mes esame įpratę. Paprastai tai pamokslas būna iš 1-2 eilučių. Jeigu tam tikra tema, tai tada gal eilučių rinkinys, bet šiandien viena didelė ištrauka. Yra apie ką mąstyti. Ypač tiems, kurie mes perskaitume ištrauką ir tiesiog purtum galvą, apie ką čia kalba. Tas reiškia, kad mums reikia pamastyti, sustoti, šiek tiek pasižiūrėti, kas ten yra parašyta, kokia reikšmė ten yra. Ir noriu šiandieną mums visiems priminti, arba tiesiog noriu kalbėti mums apie Dievo meilę mums. Dievas myli tave. Ir žinot, paprastai krikščionės visi sutinka su to. Dievas myli tave. Ir kaip įprasta yra, iš tikrųjų, sakyti, taip, jis myli, amen, iš tikrųjų jis mus myli.
bet nuo tos tokios išorinės euforijos tokios. Ar Dievas yra? Žinot, kartais pamokslininkai mėgsta užkurti žmonės. Dievas gyvas! Aleliuja, amen! Dievas gyvas! Dievas labai geras! Aleliuja, amen! Pasakyk amen! Ko tylit jo? Tik jau galvojate, aš čia aktorius? Sakykit amen! Amen turit sakyti, jo. Ir kada va taip įsijungi bendrą šlovinimą, to tokį Dievas geras, amen, žiūrėk su visa minė ir iš tikrųjų taisosi dvasia, iš tikrųjų emocijos taisosi, žiūrėk, linksmiau pasidaro, tikrai pradedi galvoti, gal tikrai tas Dievas geras, nes va, visi šaukia, kad taip, jisai yra geras ir panašiai, bet galbūt dėl to, kad aš senstu, dalis yra tame, kad norisi truputėlį ramiau kalbėti ir tos emocijos galbūt šiek tiek slūksta ir labai ramiai noriu jūsų klausti ir pakviesti galbūt net ir pokalbiui. Iš tikrųjų, Dievas jūs myli. Ką tai reiškia mums, kaip tai atrodo? Kaip mes tą suprantame? Dievas myli tave. Nu į ką? Kaip tu tą priimi? Iš ko sprendi, kad jis tave myli? Kaip tu tą pajauti? Ir žinot, iš tikrųjų, nukrypimas šiek tiek nuo tos bendros temos, kad Dievas myli tave. Bendrai prie žodžio meilė savokos arba sampratos. Vat, aš myliu. Mylėkime vienas kitą. Daug yra gražių visokių pasakymų ir panašiai. Mylėk savo artimą, ar ne? Verta pamastyti truputėlį iš tikrųjų, o ką reiškia ta žodis meilė, kas ten yra įdėta, ko mes tikimės, kada mes girdime įsakymą mylėk savo artimą, mylėk viešpatį Dievą, mylėk savo žmoną, mylėk savo vyrą, mylėk vaikus ir kitus dalykus. Nu, ką mes tuo norim pasakyti? Kada pasakai tą žodį, liktai tas, kuris šaukia, mylėkime, įsivaizduoja, kad mes visi suprantame, ką tas reiškia žodis ir kaip tai atrodo mylėti, ar ne? Visokių dabar jau yra ir tam tikrų komentarų, ar ne? Taigi, šiandien dieną noriu priminti arba mums visiems pasakyti keletą sakinių, kurie šiek tiek atskleidžia mums Dievo meilę. Dievas myli tave. Ir remiantis graikų kalba ir jos reikšmėmis, Dievas myli tave, šitas žodis myli, turi prasmę, Dievas myli tave pasiaukojančią, visą atiduodančią ir nieko nereikalaujančią mainais meilę, nesavanaudišką meilę. Dievas myli tave nesavanaudiškai. Dievas myli tave nereikalaudamas kažko kaip sąlygos. Mylėsiu tave, jeigu tu būsi toks arba jeigu tu ką nors padarysi. Dievas myli tave. Ir tai yra tiesa. Ir va keletą minčių apie Dievo meilę mums pamastymai ir tam tikram paveikslui atskleisti. Noriu tiesiog pabrėžti. Dievas myli tave. Dievas myli tave. Aš viliuosi, kad mes visi esame čia žmonės, kurie pripažįstame Dievo buvimą. Reikia pradėti truputėlį nuo iš toliau, tam, kad mes teisingai įvertintume ir savo gyvenimą, procesus ir tas mintis, kurias kalbėsime. Mes tikėjimu priimame, kad visa šita mūsų Žemės planeta, visas kosmosas, visa visata nėra atsiradę patys savaime, nėra be šeimininko, nėra be kūrėjo. Mes tikėjimu priimame ir pripažįstame, kad visa tai sukūrė iš savo paties valios ir meilės, visą tai sukūrė Dievas. Už visos kūrinijos stovi Dievas. Mūsų planeta yra Dievo sukurta ir jo paties stebima ir globojama. Už viso to stovi Dievas. Ir esat girdėję garsų tokį jau skrajojančių tapusi posakį. Dievas yra meilė. Dievas yra meilė. Kas bendrai, to globalių tokių paveikslų kalbant, mes sakome, Dievas myli Žemę. Dievas myli Žemės planetą.
Dievas rūpinasi žemės planeta ir visais, kurie joje yra apgyvendinti. Dievas jos nepamiršo, Dievas ją myli. Šita tiesa, ką tai liudija ir ką tai reiškia mums, gyvenantiems šitoj žemėje. Palyginus su Dievu ir kosmosu, ne? Palyginus su kosmosu, kurį mes šiek tiek įsivaizduojam labiau negu Dievo didybę, palyginus su kosmosu ir tuo pačiu su Dievu, žmogus ant žemės yra labai maža būtybė. Dar mažesnis yra gyvūnas. O jūs įsivaizduokit, koks mažas yra tarakonas. Ir va, iš pradinės šitos tiesos, kad visa yra Dievo sukurta, mylinčio Dievo sukurta ir globojama, seka paprasta išvada. Dievas rūpinasi žmogumi. Dievas rūpinasi gyvūnu. Dievas žino tarakono likimą. Įsivaizduojate? Dievas myli tave. Dievas myli tave, žmogų. Mes būdami atskiri individai galime šaukti, bet aš nejaučiu jo meilės, net kur ta Dievo meilė? Parodyk man ją akivaizdžiai. Nu ir va šitoj vietoj norėčiau, kad kartu su manimi atsiverstumėte ištrauką, paskaitysime ištrauką iš Mato Evangelijos 5 skyriaus. Viena mintis, kurią sako pats viešpats Jėzus Kristus. Mato Evangelija 5 skyrius. Pasižiūrėkime 45 eilutę. 45 eilutė. 5 skyrius 45. Paskaitykite pusbalsiu patys, skaitykime. Būkite vaikai savo tėvo, kuris yra danguje, ar ne? Ir štai pagrindinė mintis. Dievas juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems. Siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Kaip man ir tau pajusti, kad Dievas myli? Apreiškimas sako, ar tave džiugina saulės šviesa? Ar tave džiugina šiluma? Ar tu dėkingas esi, kalbėsime tiesiog kaip tikintieji. Ar tu esi dėkingas Dievui už lietų, už balas gatvėje, už galimybę maudytis upėse arba džiaugtis žaluma ir medžių teikiama vėsa? Ar tu džiaugiesi tuom, kad tavo sode ir darže dera vaisiai, daržovės, kad tu gali valgyti ir gerti, ir tu turi valgyti ir gerti? Ar tu džiaugiesi, kad šiandieną yra taika Lietuvoje ir niekas nešaudo ir negaudo ir tu gali savo ramiai arba darbą dirbti, arba ilsėtis? Dievas myli tave. Dievas myli tave. Ir kada mūsų žmonių protai yra aptemę, tai mes dažniausiai ir sakome, nėra to Dievo. Nėra tos Dievo meilės. Pažiūrėk, kas vyksta tarp mūsų žmonių. Tiek tautose, tarp tautų, tarp valstybių, valstybėse, tiek tarp mūsų namuose, šeimose. Kas darosi tarp mūsų? Kur ta Dievo meilė? Jeigu Dievas būtų, argi taip mes gyventume? Ir taip kalba tamsų žmonės, taip kalba tie, kurie neturi jokio supratimo. Arba taip kalbame mes, kurie visiškai nemastome, ne? Nes mums žmonėms yra svarbu kas? Nuklysiu dabar, jaučiu, kad nuklysiu į paprastą žmogišką meilę, bet šitą į paprastus mūsų žmonės, bet prigimtinis dalykas. Kokius žmonės mes patys mylime? Kurie patinka. Kurie mylimus, kurie mums mylima. Jo, dar smalkiau. Kurie mylimus. Čia labai platu, kurie mylimus. Mesgi paprasčiausiai mylime tuos visų pirma, kurie mums duoda dovanas, ar ne? Kurie daro kažką mums, mūsų labui ir išvaduoja mus iš poreikio netgi dirbti.
Mes mėgstame tuos, kurie dovanas duoda, mėgstame tuos, kurie leidžia mums džiaugtis malonumais ir nieko už tai nemokėti, ar ne? Mylime tuos, kurie sako, eik pavalgyk, atsigerk, pamiegok, pasilinksmink ir kam tau į darbą, nedirbk, aš dirbsiu vietoj tavęs. O, ar ne? Kodėl moteris veda vyrus? Nežiūrint to lytinės prigimties poreikio, kur ir mokslas sako, hormonai veikia, aistros kunkuliuoja be hormonų. Kodėl dažniausiai mes pasirinkame kitą žmogų, tokį, kokį pasirinkame? Dažniausiai pasirinkame tą, kuris sako, tau nereiks vaikščioti pėsčiai, mašiną turiu, tau nereikės sunkiai dirbti, daug aparatų duosiu visokių ir panašių dalykų visokių, ar ne? Kažkas kalba malonius žodžius ir sako, mes sakom, žiūrėk, jis malonus, man bus patogu su juo gyventi. Ir pirminis dalykas yra. Taigi, mylime tą, kuris duoda pavalgyti. Mylime tą, kuris duoda mums gražų rūbą ir leidžia jaustis patogiai, ar ne? Ir turėdami tokią prigimtinę, kaip pasakyti, šviesą galvoje, mes pradedame šaukti, tai kur ta Dievo meilė? Kur Dievo meilė? Kur tas Dievas? Kaip jis mane myli? Aš sunkiai dirbti turiu, kad valgyti turėčiau. Žmonės aplinkui pikti. Ko Dievas jų ten nesustato į savo vietas, kad man būtų patogu ir gerai? Ir šiandien dieną mes esam raginami suvokti iš tikrųjų tikrąjį paveikslą ir tikrąją Dievo meilės didybę. Dievas myli tave ir jo dovana tau yra tai, kad metų laikai turi savo tvarką Lietuvoje. Dovana tau yra šiluma ir šviesa. Dovana tau yra derlingas dirvožemis ir galimybė tau pelnytis. Dovana tau yra, kad tu šiandien gali valgyti ir gerti ir pailsėti. O galigi viso to nebūti. Nuo mūsų tai nedaug tai priklauso, nors šis bėtas ir priklauso, ten imant visuomenės gyvenimą ir panašiai. Bet viena iš pagrindinių minčių, kur aš manau, kad mes visi pamirštame ir dėl ko mes nesidžiaugiame atsibudę šiandien pasaulyje šitame. Kodėl nesidžiaugiame? Todėl, kad mes nelaikome, kad šita žemės planeta yra dovana mums. Mes nelaikome, kad saulė šviesa, lietus ir pats laikas, kurį mes gyvename, yra Dievo meilės dovana mums. Mes laikome kaip prakeikimu kažką, laikome kaip vargu didžiulio, laikome, kad reikia viską pakeisti, viską aplinkui pakeisti, be abejonės tik tai ne save, bet visus ir viską aplinkui pakeisti, kad galiausiai aš būčiau laimingas. Arba yra kiti būdai laimiai pasiekti, ne? Bet šį rytą aš norėčiau liudyti rašto šviesoje ir sakyti, brangieji, mums reikia kovoti su savo sugydimu. Mums reikia kovoti, mums patiems reikia kovoti su savo trumparegystė. Mums reikia kovoti su savo nemąstymu, bukumu savo, kvailumu savo. Dievas myli tave ir liudija savo meilę tau kiekvieną mielą dieną ir visą tavo gyvenimą. Jis duoda tau saulę, duoda tau šilumą, duoda tau vietą gyventi, duoda tau rūbą ir daugybė kitų dalykų dar duoda, apie kuriuos mes arba išgirsime, arba nieko negirdėjome. Galima ir taip pasakyti. Taigi, brangieji, Dievas myli mus. Dievas myli mus. Ir tai yra tiesa liudijama pačios kūrinijos. Ir be abejonės visai gali būti, kad, kaip aš jau paminėjau, Dievo meilė mums, jinai skiriasi nuo mūsų pačių įsivaizdavimo apie Dievo meilę mums, nuo mūsų pačių prigimtinio įsivaizdavimo, ką reiškia būti mylimu, ką reiškia apskritai gyventi ir panašius dalykus. Taigi, noriu dar vieną mintį išsakyti apie Dievo meilę mums, remintis laiško Efeziečiams 2 skyriumi. Sugrįžkime prie 2 skyriaus ir vėl tam, kad pasikartotume, paskaitysime keletą eilučių. Laiškas Efeziečiams 2 skyrius. Jeigu jūs nieko prieš, tai aš leisiu savo nesileisti į to, kas parašyta gelmes,
bet tarsi paviršimi užuominomis prabėgsiu ties tomis tiesomis ir mintimis, kurias apaštalas Povilas mums iškelia. Dar kartą paskaitykime. Jūs buvote mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose kadaise gyvenote pagal šio pasaulio būdą, paklusdami kunigaikščiui viešpataujančiam ore, dvasiai, kuri dabar veikia neklusnumo vaikuose. Kol kas tik tiek. Apaštalas Povilas kalba apie pagonis, ne žydus. Kalba žmonėms, kurie neturėjo Dievo įstatymų pažinimo, Dievo asmens pažinimo. Kalba žmonėms, kurie savo praeityje buvo gamtos jėgas garbinantys žmonės, pačius įvairiausius reiškinius garbinantys žmonės, matydami už viso to tam tikras jėgas, tam tikras dievybės ir panašiai. Ir apaštalas Povilas pagonims, šituo atveju ir lietuviams, mums lietuviams sako, jūs buvote mirę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose jūs gyvenote. Turime galvoje, jūs buvote negyvi Dievui, jūs buvote negyvi tiesai, tikrajam gyvenimui, kuris egzistuoja, bet jūs nieko bendro su juo neturite. Jūs buvote mirę savo nuodėmėmis. Apie mirtį truputėlį ir mirties priežastį. Kas yra nuodėmė? Teisingas atsakymas, teologinis, biblinis atsakymas yra: nuodėmė yra negyventi tiesoje arba negyventi laikantis Dievo įstatymų. Nuodėmė yra negyventi laikantis Dievo įstatymų. Taigi sako, jūs gyvenote visiškai nežinodami arba nesilaikydami Dievo įstatymą. Ir tas nusikaltimas žodis reiškia nuslysti į šoną. Nepataikyti, taikyti dar. Čia nuodėmė yra. Ja. O tas nusikaltimas, žodis nusikaltimas, jūs esate negyvi nuodėmėmis ir nusikaltimais. Jūs esate negyvi dėl to, kad negyvenate taip, kaip Dievas jums sako. Ir nusikaltimais, labai mums suprantamas žodis vertinys būtų klaidos. Klaidos arba nuslydimai, nukrypimai. Nuopoliai dar galima sakyti. Taigi jūs buvote mirę savo Dievo įstatymų nežinojimo ir nesilaikymo ir įvairiausiamis klaidomis, įvairiausiais nuopuoliais ir nuklydimais. Nieko bendro su Dievu. Kiek žmonių tinka šitą tiesą? Vėl prisimenant Dievą kūrėją, žemės planetą ir žmonės ant tos žemės gyvenančius. Daugybė žmonių aplinkui. Daugybė žmonių ant žemės rutulio. Ir apaštalas Povilas, jis sako šitą tiesą, bendrą tiesą iš laiško Romiečiams 3 skyrius. Sako, visi žmonės yra nusidėję. O kadangi jie visi yra nusidėję, mirtis prasiskverbė į visus žmonės. Taigi įsivaizduokim bendrą paveikslą tokį, taip? Mūsų žemės planeta apgaubta tamsos. Visa planeta apgaubta tamsos. Šviesa egzistuoja, bet žmonės gyvena tamsoje. Ir kągi jie tamsoje veikia? Ką žmonės naktį veikia? Didžioji dauguma miega, bet tie, kurie jauni ir linksmi ir stengiasi gyventi, naktį gyvena, ar ne? Valgo, geria, linksminasi, tuokiasi, mušasi ir ką ten daro. Visas gyvenimas verda naktį. Ir štai didysis paveikslas, kurį apaštalas Povilas piešia, sako, visi žmonės gyvena tamsoje. Visi žmonės gyvena, siekdami laimės, darydami darbus pačius įvairiausius, bet tamsoje. Jie gyvena tamsoje. Ir kada žmogus nepažįsta tikrosios šviesos, šiuo atveju Dievo šviesos, kada nežino, kad gyvenimas gali būti kitas ir kitoks, tai be abejonės visa, ką žmogus gali pasakyti, jisai sako, va čia yra gyvenimas, va toks yra gyvenimas. Nėra visai jokio kito pavyzdžio ir nėra jokios kitokios galimybės. Brangiai, ar mato tą paveikslą, kurį aš piešiu? Žmonės, ar gali būti laimingi be Dievo? Ne. Gali. Gali būti laimingi ir be Dievo. Ar žmonės daug gali pasiekti be Dievo?
Žinoma, gali daug pasiekti mūsų žmonių matais, ar ne? Ir milijonieriais gali tapti, ir pasaulio valdovais gali tapti, ir atrasti, nupiešti, suprasti, skaičiais užrašyti, knygų prirašyti ir daugybę kitų dalykų gali padaryti. Taip? Žmonės daug dalykų gali padaryti. Bet norėčiau, kad išgirstume viešpaties žodį. Visa tai vyksta mirtyje. Visa tai vyksta mirtyje. Ir va čia yra mūsų iš tikrųjų sunkiai priimamas paradoksas. Taigi mūsų žmonių tarpe yra be galo kilnių žmonių ir pasiaukojančių žmonių. Garsių gydytojų, kurie paaukojo save tam, kad gydytų kitus. Garsių mokytojų, kurie paaukojo tam, kad mokytų. Ir daugybė kitų dalykų. Puikių yra pavyzdžių. Puikių yra pavyzdžių. Aš turiu galvoj pavyzdžių be Dievo. Be Dievo žmonės nemažai gerų dalykų padaro. Ir tą tenka pripažinti. Gėda mums, kurie nedarome gerų darbų, turėdami Dievą ir turėdami Dievo pažinimą ir Dievo dvasią. Ne? Ir pagonės ir bedieviai kartais mus žymiai pranoksta savo veiklumu, savo įtaką ir kitais dalykais. Bet štai ką noriu aš pabrėžti, kad mes suvoktume Dievo meilę mums. Dievo meilė parodyta mums žmonėms. Ir štai šitas paveikslas yra piešiamas 2 skyriuje. Žmonės gyvena mirę nuodėmėse, savo klaidose. Žmonės gyvena, prisiminkime dar vieną teiginį, gyvena pagal pasaulio būdą arba pasaulietinį gyvenimo būdą, pagal mūsų visuomenės skelbiamas vertybės. Ir šitą dalyką mes galime patys įvertinti tiesiog labai toli neįdami, bet pamastydami apie mūsų Lietuvos visuomenės vertybės. Ko mes žmonės esame skatinami siekti, kokiais pavyzdžiais siekti. Ko mes patys trokštame, žvelgdami į šitą normalų kasdieninį gyvenimą. Dažniausiai žmogaus poreikiai yra labai paprasti, ar ne? Pats pirmas, nori būti turtingas, paskui džiaugtis malonumais, ir paskui, jeigu pavyks, dar ir sveikatą išsaugoti, ar ne? Turtingas, malonumai, valdžios būtų gerai, kad mes išgersėtume. Ar tai būtumėm dainininkais, ar tai būtumėm aktoriais, ar tai būtumėm išminčiais kažkokiais, knygą parašytume, žinot, Haris Poteris, va. Parašė žmogus pasaką, milijonierius, garsus visame pasaulyje, ir panašus dalykai vyksta. Kuo tuščiau, tuo linksmiau, tuo, kaip pasakyti, įdomiau gaunasi. Kaip ten bebūtų. Ir mūsų visuomenė ką sako? Būk įžūlus, siek, būk kietas. Žinot, yra tokia patarlė. Gera širdis, pas mus žemaičiuose, gera širdelė, atsimenat, ne? Nu, jeigu būsi per daug sąžiningas, jeigu būsi per daug geras, nu, tai taip pat ir gyvensi toks. Ir mūsų visuomenės, kaip sakyt, sankloda, jinai skatina vertinti, kaip sakyt, ne tuos dalykus, kurie iš tikrųjų yra vertingi. Ir viešpats sako, mes visi gyvename pasaulio vertybėse, trokštame pasaulio vertybių. Iki skausmo trokštame šitų dalykų. Imant mūsų žmonės, žiūrėkime, kiek tenka įdėti pastangų į naujus televizorius, į naujus telefonus, į gražius rūbus ir kitus dalykus, kurie reikalingi tam, kad mes jaustumėmės vertingi šitoj visuomeniai ir kad mes galėtumėm pakėlę galvas susitikti su savo pažįstamais ir draugais. Net yra tas, sako, pagal kostiumą mus sutinka, ar ne?
Ir mes stengiamės turėti kuo geresnį kostiumą, kad galėtum išeiti ir pasakyti, aš šis beitas šitame gyvenime. Aš šio beito vertas. Aš esu netgi pranašesnis už tave. Bet ar tame yra žmogaus vertė? Ne tame. Pasaulio vertybės ir dvasinė prasme, čia jau visiškai dvasinės teiginys, sako, jūs šiandien esate čia bažnyčioje ir daugybė žmonių aplinkui gyvena valdomi dvasios, kuri veikia atmosferoje, kurie veikia ore. Dvasinė įtaka, kuri daro įtaką žmonių protams. Ir mes tikime, kad tai yra bloga dvasia, piktą lemianti dvasia, žadinti žmogui aukščiausią skrydį, bet tuo pačiu sunaikinanti jo sielą. Taigi, iš ko mes pažįstame, kad žmogus yra valdomas tos ore viešpataujančios dvasios? Antroje eilutėje pažiūrėkime. Neklusnumas. Neklusnumas. Taip, neklusnumas. Žmonės nepripažįsta ir neklauso Dievo, nesilaiko jo įstatymų. Žmonės nepripažįsta ir neklauso tėvų. Žmonės nepripažįsta viršininkų autoriteto ir jeigu tik įmanoma, jeigu tik negrėstų bausmėmis ir atlyginimo netekimu, tai visiškai nepaklūstų ir viršininkam. Idealus variantas - nieko nedirbti ir gauti atlyginimą. Ir visa tai tebėra pas mus. Visa tai tebėra. Ir sako, neklusnumas yra liudijimas to, kad žmogaus sąmonė yra pajungta dvasiai, veikiančiai ore, atmosferoje. Pajungta dvasiai piktai, blogai, juodai. Trečia eilutė, mes visi gyvename tenkindami kūno prigimtinius norus ir geidulius pačius įvairiausius. Pirmoji mano paveikslo piešimo dalis tarsi yra pabaigta. Ir Dievas myli jūs. Ir jo meilė reiškiasi kūrinijos grožiu ir turtingumu, kurio Dievas leidžia jums naudotis, jūsų gyvenimui palaikyti, jūsų džiaugsmui, jūsų pasigėrėjimui. Ir štai antras teiginys, kurį noriu labai vaizdžiai pabrėžti apie Dievo meilę, yra žmonijos diagnozė arba žmonijos gyvavimo paveikslas, kurį piešia apaštalas Povilas šventojoje dvasioje. Sako, žmonės gyvena tamsoje, visiškai tamsoje, siekdami laimės tamsoje, nepažindami tiesos, nežinodami teisingumą ir tikrų dalykų. Taip. Ir žmonės vergauja velniui. Ir nieko negali padaryti su savo prigimtiniais geiduliais. Yra vergai savo pačių kūniškosios prigimties. Žinote, kaip dažnai ypatingai moteris sako, būk toks, mano vyrė. Kodėl tu negali to ir to padaryti? Kodėl tu negali būti toks? Liaukis, jau sukonkretinsiu, liaukis gerti, liaukis rūkyti, liaukis pas svetimas vaikščioti. Ir kada moteris priekaištauja, jums atrodo, kad vyras išgirdo, suprato, kad tai yra blogai. Ir antrą dieną sako, atleisk žmoną, viskas, nebegersiu, neberūkysiu, pas svetimas nebevaikščiosiu. Ale, ko čia užsiimt dabar? Sportuot ar ką? Ką veikti? Nerūkyti, negert, pas svetimas nevaikščioti. Ką veikti? Tai koks tas mano gyvenimas dabar? Iš tikrųjų sunku yra surasti atsvarą kūniškojai prigimčiai, kūno geismams. Nes kūnas mūsų ir mes patys, jūs jaučiat, kad jis yra stiprus, prigimtis yra stipri, įpročiai yra labai stiprus, taip? Kokią atsvarą pasiūlyti žmogui, jeigu pasakyti, tu neteisingai gyveni? Bet štai tas paveikslas yra, ką noriu pabrėžti, žmonės gyvena tamsoje. Ir kuo Dievo meilė pasireiškia mums, žmonėms? Kuo pasireiškia Dievo meilė?
Noriu, kad mes paskaitytume sekančias eilutes. Pradėkime nuo 4. Dievas yra gailestingas. Dievas didžiai mus myli, didžiai myli. Ir štai ką jisai daro. Jis mus mirusius atgaivina. Atgaivina kartu su Kristumi. Dievas suteikia malonę mums prisikelti iš mirusiųjų. Ir ne tik, kad jis prikelia mus iš mirusiųjų, bet ir pasodina danguje, Jėzuje Kristuje, su ta mintimi, kad ateityje atvers dar didesnius savo paties lobius mums. Laukite to, aš jums dar atversiu. Dievo meilės veiksmas koks? Dievo meilės veiksmas. Matot, ką liudija Povilas. Sako, Dievas myli tave, nes jis suteikia tau galimybę įžengti į dvasinę dieną. Dievas myli tave, nes jisai suteikia tau galimybę pažinti Dievo įstatymą. Dievas myli tave, nes jis suteikia tau galimybę pažinti Dievo tiesą, Dievo žodį, gyvenimo principus. Dievas myli tave, nes jisai suteikia per šventąją dvasią tau galę suvaldyti savo kūniškąją prigimtį. Su Dievo pagalba tu gali nedaryti dalykų, kurie atrodo yra natūralūs, bet galiausiai neša blogus rezultatus tau pačiam ir visiems kitiem aplinkui. Dievas suteikia galę elgtis teisingai visame kame. Dievas myli tave tame, kad jisai išvaduoja tavo protą ir sąmonę nuo vergystės velniui. Nuo vergystės bendrai pasaulio dvasiai, bendrai mūsų visuomenės dvasiai, netgi bendrai žmonijos dvasiai. Dievo meilė reiškiasi tuo, kad jis tau įjungia kitą šviesą tavo smegenyse. Jis tau suteikia kitokį pažinimą į tavo širdį. Jisai pašaukia kitiems gyvenimo principams. Ir mes patys šiandieną suprantame, ar ne, kad būti turtingu nėra pats svarbiausias dalykas gyvenime. O kas yra svarbiau už būti turtingu? Teisingi santykiai. Amen. Labai paprastai pasakysiu, žymiai svarbiau negu kad būti turtingu yra būti geru, tikru teisingu žmogum. Svarbiau negu kad pasiekti pasaulinę šlovę yra mylėti savo artimą, gyventi taikoj su kitais, daryti gerą visiems aplinkui. Taip? Kaip Jėzus sakė, būti ta saulė, kuri šviečia aplinkui ir teisiesiems, ir neteisiesiems. Būti tuo, kuris per savo teisingą gyvenimo būdą liūdėsi tikrąjį gyvenimą. Ir va čia yra Dievo meilė mums. Va šiandien mes sėdime bendruomenėje, bažnyčioje. Ar mes jaučiamės Dievo mylimi? Greičiausiai ne. Nes širdies nusivylimas, aš greičiausiai manau. Širdyje pyktis dėl to, kad žmonės nesielgia taip, kaip turėtų elgtis. Nesiseka taip, kaip mums norėtųsi, kad sektųsi, ir daugybė kitų dalykų. Ir mes esame gundomi sakyti, jeigu Dievas yra ir jeigu jis mane myli, tai kame reikalas? Kodėl mane būtinai turi erzinti? Kodėl būtinai turi prispausti? Kodėl aš būtinai turiu ginčytis ir panašus dalykai? Kodėl skauda? Kodėl aš sergu? Jeigu Dievas yra ir jis mane myli, galų gale kodėl aš senstu? Aš čia išduosiu savo dabar tokį. Pasižiūrė į veidrodį ir vis išsigasto. Kur ta jaunystė manoja? Kur tas grožis ir spindėjimas? Dingsta jisai. Ir nors tu ką. O aš taip norėčiau būti kaip Mozė. Sulaukė 120 metų ir kūno stiprybės neprarado, ir proto šviesos neprarado, ir praktiškai mirė jaunas. Ar ne mūsų svajonė? Žinai, Dievas sako, Mozė, tu per daug sveikas.
yra šansas, kad gyvensi 500 metų, nieko nebus. Užlipk ant kalno, ten mes tavo dienas pabaigsim. Atsimenat Seno testamento pasakojimą, ar ne? Ar tai nebūtų mūsų visų svajonė? Mes visi sveiki, iš jėgos, 40-mečiai, sulaukėm 100 metų ir Dievas sako, išjunginėsim dabar, stabdom širdį. Sveiki, viskas tvarkoj, dar gyventa, ne, dar riba, viskas, 120 metų, gana, užteks. Aš neseniai girdėjau tokį žydišką anekdotą, papasakosiu, leidžiu savo nukrypti nuo bendros temos, gal tai nėra labai sveika, bet apie tą mūsų viltį. Žydai paprastai yra tokia tiesa, kad žmogui yra skirta gyventi 120 metų. Ir kada jau žydai sveikina vienas kitą su gimtadieniais, kad ir koks gimtadienis bebūtų, vienas kitam ir sako, ir aš linkiu tau sulaukti 120 metų ir kad tu būtum ir turtingas, ir sveikas. Ir vieną dieną tai draugas pas draugą ateina ir sako, sveikinu tave gimtadienio progą ir aš linkiu tau sulaukti 120 metų, būti sveikam ir stipriam. O tas ir sako, tai kad man ir sukako 120 metų. Ir draugas sako, tai geros tau dienos. Tai būtų gražu, ar ne? Geros tau dienos, viskas aišku, tu jau pasiruošęs, ar ne? Brangieji, pagrindinės teiginys yra toks, Dievas myli tave. Dievas myli tave. Ir jo meilės išraiška yra matyta visoje kūrinyje. Dievas myli tave, todėl jis tau duoda ir šildo, ir aprengia, ir leidžia tau gyventi. Ir aš stebiuosi, kad iš tikrųjų mes esame labiau sveiki, negu kad sergame. Nes tiek galimybių yra susirgti. Tiesiog siaubas. Ir tokių ligų yra, kad net sunku įsivaizduoti. Stebuklas, kad mes esame sveiki. Ačiū Dievui. Reklama buvo tokia, mačiau. Su pridėta maistu sako, kvailas žmogus, jeigu valgo šitą maistą, nesimeldęs. Taigi, sugrįžtu prie Dievo meilės. Ir Dievo meilės išraiška tau ir man. Jūs įsivaizduokite, aš kažkada atsimenu pasakojo tokį pavyzdį. Dievas atsistoja ant žemės rutulio ir žiūri, ten žmonės vaikšto. Jūs įsivaizduokite, jeigu sako, debesis yra dulkės iš po Dievo kojų. Žiūri, vaikšto žmonės, tarakonai ir gal viščiukai kokie, tokio dydžio, nežinau, kaip čia palyginti, ne? Ir kas yra liūdniausia, visų likimas yra tamsoj. Visų likimas yra tamsoj. Krikščionis sako, visų galas yra pragare. Teismo diena visi ir garsus, ir negarsus, ir dainininkai, ir darbininkai bus pasmerkti į pragarą. Ir pats žmogus savaime nieko negali pakeisti. Ar įsivaizduojate? Pats žmogus savaime nieko negali pakeisti, nes jis miręs Dievui, miręs tiesai, miręs šviesai, kad ir kiek žmonės berėktų per patirtį jau, jeigu taip galima pasakyti, kiek yra protingų knygų prirašyta, vėl nukrypstam. Kiek yra patarimų prirašyta. Jūs tik skaitykit išminties knygas žmonės ir gyvenkit rojų. Bet ar kas klauso protingų patarimų? Pabandyk vaiką pamokyti. Užsispyręs vis tiek darys, kaip jam atrodo, nors to išsimušk. Tėvai, tu durnas, pasenai. Nervuoji mane su savo ten, daryk, nedaryk, būk toks, nebūk toks. Neklauso. Ir Dievo meilės dovana yra jau mūsų atžvilgiu. Aš kažkada pats bandžiau įsivaizduoti ir jums tą paveikslą piešiau ir vėl jums noriu nupiešti. Nežinau kodėl. Bet Dievas vaikščiojo žemėje ir žiūri, Evaldukas laksto. Linksmas, patenkintas, bet tikro gyvenimo nepažįsta. Pažadinkim jį. Zigmas ten laksto, ruošiasi mirti jau.
Pažiūrėkim, parodykim, kad yra kitaip galimybė gyventi. Zigmą palėtė, tave palėtė ir įsivaizduoja. Ne nuo tavęs tai priklauso. Dievas sako, aš noriu būti kažkam gailestingas ir aš būsiu gailestingas. Ar aš skolingas visai žmonijai? Ar Dievas buvo skolingas mums, kad jisai sakytų, aš privalau juos išgelbėti, aš privalau juos pakelti, aš privalau juos išvesti tiesą, nes aš jiems skolingas. Ką jis mums skolingas? Dievas mums nieko neskolingas. Mes jiems skolingi pagarbą, tikėjimą, paklusnumą ir panašiai. Ir Dievas iš savo meilės ir malonės sako, tu ateik pas mane. Aš noriu tau atsiverti. Aš noriu tau parodyti kitokį gyvenimą. Aš noriu atverti tau kitokias vertybės. Tu ateisi, o tavo vyras ne. Tu ateisi, o tavo žmona ne. Nes aš noriu tau parodyti malonę. Ir panašus dalykai. Čia labai trumpai ir labai vaizdžiai, ar ne? Dievo meilė reiškiasi tau tame, kad jis tave atvedė prie Jėzaus kryžiaus. Dar didesnė Dievo meilė yra tame, kad jis įdėjo palankumą į mūsų širdis pasikliauti Jėzumi Kristumi. Dievo meilė yra tame, kaip jisai, kad sako, kad jis atleido mums mūsų nuodėmes ir mūsų paklydimus, ir mūsų klaidas, ir mūsų blaškimąsi. Jisai atleido ir jisai atleidžia ir jisai sako, ir aš tavęs nebepasmerksiu. Aš tave išsirinkau. Aš tave priartinau prie Jėzaus ir aš tavęs nebeišspirsiu arba nebeišmesiu. Taip. Ir va čia yra Dievo meilės liudijimas. Jėzaus Kristaus kryžius yra Dievo meilės liudijimas mums. Bet į kokį gyvenimą jisai kviečia vėlgi? Paskutinė pamokslo dalis jau. Galėsite atsipūsti. Šitos dalies, paskutinė dalis. Vaizdžiai tariant, jeigu mes gyvename tamsoje, tai Dievas, kur jisai pakvietė mus? Sako, prikėlė mus iš mirusiųjų, ar ne? Tai jisai pašaukė ir prikėlė mus gyventi Dievo tiesoje, Dievo įstatyme, darant tai, kas yra Dievo apreikšta, kaip tai, kas yra gera ir teisinga. Jis pašaukė mus gyventi Dievo žodžiu, Dievo įstatymu. Jis pašaukė mus vadovautis ne pasaulio dvasia, bet Dievo dvasia visuose dalykuose. Ir Dievas daug dalykų kalba mums apie tai. Ne pasaulio dvasia, bet Dievo dvasia. Ne pasaulietinėmis, pasaulio bedieviškomis vertybėmis, bet Dievo vertybėmis. Taip? O reikia sužinoti, kad Dievas vertina. Dievas atgaivino mus ir pakėlė tam, kad netenkintume savo kūno ir kūniškų minčių geidulius, bet užsigeistume dalykų, kurių Dievas nori. Ir savo kūno geidulius pakeistume dvasios geismu, dvasios aistra. O dvasios geismas yra aistra, kas gali būti. Noriu laisvę žmogui nuo nuodėmės, ar ne? Aš vis prisimenu mūsų buvusi brolį Rolandą. Vis prisimenu ir prisipažįstu, kad visą laiką aš dėl jo liūdžiu. Kaip dėl žmogaus. Jaunas, gražus, aktyvus ir visiškai pavergtas alkoholiu. Visiškai pavergtas veidmainystės, melo ir kitų dvasių. Nežinau, kas ten dedasi. Visiškai. Visas gyvenimas vienas melas. Dieve, prikeltų jį kada nors. Nežinau, kokiu būdu pamokęs ir panašiai padaręs. Liūdžiu dėl jo. Bet kai kurie sako, šiaip aš nevelgiusiu ir negersiu. Tai ką? Koks čia mano gyvenimas? Jūs krikščionis. Taigi, ką pasiūlyti vietoj kūniškų geismų? Vietoj kūniškumo, ką mes pasiūlom savo ir kitiem? Kokią vertybę? Dievas pašaukė mus vertinti, labai paprastas dalykas, ar ne? Laisvę.
laisvę nuo nusikaltimų, laisvę nuo nuodėmės. Viešpats išlaisvina mane ir taip yra gera pasielgti teisingai kitų žmogaus atžvilgių. Net ir priešų atžvilgių. Taip yra gera žinoti, kad tu pasielgiai teisingai ir tas veiksmas tavo turės pasiekmes. Pakeis žmogų, pakeis aplinkybės, pakeis gyvenimą. Taip yra gera viltis šitų dalykų. Ir apie tai, žinoma, ir daugiau galima kalbėti. Taigi, galiausiai viešpats pašaukė mus daryti gerą taip, kaip daro tai pats viešpats Jėzus Kristus, arba tai, kaip daro tai Saulė. Viešpats sako, dabar tu gali būti geras. Dabar tu gali būti dosnus. Dabar tu gali būti laisvas ir nebebijoti, kad neturėsi ką valgyti, neturėsi ką gerti, neturėsi kur gyventi, senatvėje tave visi paliks ir panašiai. Tu gali visų šitų dalykų nebebijoti. Ar mes bijom? Aš kaip žmogus prisipažįstu, kartais aplanko mane baimės mintis. Nes nieks nežino, ar žmona gyvens ilgiau už mane. Nieks nežino, ar mano dukra iš viso mylės mane ir norės mane matyti. O jeigu aš pasensiu ir niekas man vandens nepaduos, tai viso gyvenimą teks gailėtis, kad aš iš viso vedžiau. Leidau savo pajuokauti, viliuosi, kad jūs teisingai suprasite, ar ne? Bet kartu su viešpačiu Dievu, su jo gyvybė ir jo tiesa, mes įgyjame va šitą ramybę. Nebijok. Nebijok, aš tavim rūpinuosi ir tu neprapulsi. Šitie dalykai yra mums Dievo meilės liudijimas. Dievo meilės liudijimas. Ar tai mus džiugina? Ar tai mus džiugina? Žinot, mums užtenka bukumo sugrįžti prie bedieviško mąstymo ir vertinti viską tuom, kad ar aš turiu pavalgyti, ar aš turiu apsirengti, ar aš turiu gerą būstą ir gerą mašiną, ar aš esu pripažįstamas, vertinamas ir garsus. Viską kūniškai. Ar žmonės mane myli ir mane vertina, ar aš turiu draugų, nes jeigu nėra nieko panašaus. Dar reikia priminti, jeigu Dievas myli mane, tai kodėl man skauda? Kodėl patiriu sunkumą? Kodėl patiriu priešiškumą? Kodėl pas mane aplinkui nėra raudono kilimo, rožių, žiedlapių barstymo, žmonių plojimo ir sakymo: broli, broli, sese. Duoda gėlės ir sako: kaip gerai, kad tu gyveni, ko tau trūksta, padarysim, ko tu nori, duosim, visas pasaulis prieš mano koją. Čia perdėtojai, aišku, aš taip įsivaizduoju ir mąstau, bet mūsų kūniškas mąstymas prie to veda. Noriu pabrėžti, Dievas myli tave. Ir tai, kad tu šiandieną tiki Dievu, tai, kad tu turi galimybę pažinti Dievo žodį, Dievo įstatymą, tai, kad tu galimybę turi šauktis jo ir sakyti: viešpatie, aš turiu ydą, aš turiu nuodėmę, mane vargina vienas ir kitas įprotis, apvalyk mane, atleisk man, duok mane naują, prikelk mane gyvenimo šitoj srity. Ir Dievas yra pažadėjęs išklausyti šitos tavo maldos ir daryti tave geresniu žmogumi. Kada tu klausi: viešpatie, kaip man reikia gyventi, viešpats yra pasiruošęs duoti atsakymą. Aš vėl grįžtu priminti Dievo įstatymą. Ar viešpats kalba ką nors apie tai, kaip mums rengtis? Amen. Ar viešpats kalba apie tai, kaip mums elgtis vienoje ar kitoje situacijoje? Amen. Daugybė dalykų yra Dievo žodyje. Vienintelis dalykas, kas pas mus gali būti prastai, kad Dievo žodis mums nelabai rūpi. Mes turim pagundimą gyventi sakydami: Jėzus man atleido, Jėzus yra mano gelbėtojas, viešpats, aš nepražūsiu ir dabar galiu gyventi tai, kaip noriu. Daryti tai, kas man atrodo teisinga, o Dievo žodis, jeigu atsiminsiu gerai, jeigu neatsiminsiu, Dievas žino, viskas gerai, jis mane veda. Klaidą padariau, ne problema. Nuodėmę padariau, Jėzus man atleido. Įpuoliau į nuolatinį nuodėmiavimą,
Jėzus mirė už mane, viskas tvarkoja. Mes esam gundomi mąstyti kūniškai, elgtis kūniškai, kas yra neteisybė. Brangusis, Dievas myli tave ir Dievas myli mane. Ir štai Dievo meilės išraiška. Galimybė tau pakilti iš tamsos ir gyventi tikrąjį gyvenimą. Gyvenimą šviesoj, gyvenimą tiesoj, gyvenimą meilėje, gyvenimą darant gerą šitame pasaulyje. Ar tas reiškia sunkumų nebuvimą? Ne. Ar tas reiškia pagundų nebuvimą? Irgi ne. Ar tas reiškia nenusivylimą ir vat, su tuo neigiamais dalykais susietą gyvenimą? Ne. Bus pagundų, bus sunkumų, bus nusivylimų. Tai yra neišvengiama gyvenant tamsoj, bet tai yra laisvė. Tai yra galimybė gyventi tikrai. Dievas myli tave šiandien. Dievas yra gailestingas ir atleidžia tau. Tik iš mūsų pusės, jeigu reikia, jisai laukia bendravimo, maldos, atgailos, pasidavimo, paklusnumo. Galų gale jisai laukia, kad mes pripažinsime, jog jis mums reikalingas. Nebūsime tai tokie, kur sakome, aš galiu, aš padarysiu. Dievas liepia šventai gyventi. Gyvensiu. Dievas liepia laikytis įstatymų. Nėra problemų, laikysiuos, būsiu teisingas. Mums tenka pripažinti, kad net gyventi Dievo įstatymų mums reikia Dievo malonės, kad Dievas pūstelėtų mums reikalingos jėgos ir mes pajėgtume gyventi pagal Dievo įstatymus. Dievas myli tave ir štai tokias dovanas duoda, su pažadu dar daugiau dovanų atverti tinkamu laiku. Dievas myli tave, todėl tu gali. Turėdamas jį, tu gali viską. Teisinga, tiesos, šviesos prasme. Naudokis tuo, džiaukis tuo, būk dėkingas dėl to.